Mes žinome iš finansų ministerijos, kad baigus galiot bankų solidarumo mokesčiui nuo sekančių metų mums reikės papildomai į biudžetą surinkti 550 milijonų eurų kasmet, tam, kad užtikrint 3% biudžeto, nuo 3% nuo BVP gynybos finansavimą, ir tai yra egzistencinis klausimas Lietuvai. Kalbant apie politinės alternatyvas, kaip surinkti tuos 550 milijonų eurų, girdėjome viešoje erdvėje įvairių pasisakymų. Tai pirmas yra akivaizdus, tai yra didinti mokesčius. Antras yra skolintis. Tačiau tik verslo žiniuose radau idėją ar mintį, kad tuos 550 milijonų eurų galima būtų surinkti naikinant mokesčių lengvatas. Tos pačios finansų ministerijos atlikta analizė rodo, kad 22 metų biudžete lengvatos atmetus NPD, kas iš tikrųjų neapmokestinamas pajamų dydis, atmetus tą lengvatą, turime apie 2 milijardus eurų, kuriuos prarandame dėl lengvatų. Tai visiškai natūraliai peršasi mintis, kad panaikinus lengvatas mes galėtume surinkti papildomai 2 milijardus eurų, kodėl mes to nedarome.